Sprendimas priimtas, bet noriu dar trumpai priminti apie Giedrimą. Kelias frazes. Pirmasis lietuvis tapęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju. Buvęs krašto apsaugos viceministras, kuris sugrįžo į Lietuvą, metęs gerai apmokamą, saugų, sotų darbą tarptautinėje finansinėje organizacijoje Varšuvoje. Grįžo, kada mes pakvietėme mūsų vyriausybę padėti tvarkyti krašto apsaugos įsigijimų sistemą ir ją sutvarkyti, kad būtų tie eurai, kurie leidžiami šalies gynybai, leidžiami prasmingai, skaidriai ir naudingai šalies gynybai. 44 metai. Amžius pats tas, kur gali atiduoti visas jėgas, varžytis šitam nelengvam iššūkyje. 3 sūnų tėtis. Gimęs, užaugęs Lietuvoje, baigęs Kauno technologijos universiteto gimnaziją. Pirmas lietuvis, pabaigęs JAV sausumos pajėgų West Pointo karo akademiją. Georgetown universitete, Vašingtone, įgijęs nacionalinio saugumo magistro laipsnį. Į vienos geriausių pasaulyje Kolumbijos universitetų verslo mokykloje verslo administravimo magistro laipsnį. Ir kariškis, ir nacionalinio saugumo specialistas, ir ekonomistas, to, ko reikia Lietuvai. Karininkas. Žmogus apsisprendęs ginklu iki galo, iki paskutinio kraujo lašo ginti Lietuvą, jeigu tokia grėsmė kiltų. Darbavosi kariuomenėje Algirdo batalione ir, kas labai svarbu, kalbant apie prezidento instituciją, antrajame operatyvinių tarnybų departamente, jeigu paprasčiau kalbant, kontržvalgybos institucijoje, kuris, būdamas prezidentu, žinos ne iš vadovėlių arba straipsnių, kas yra žmogaus teisių užtikrinimas, kada skverbiamas į jo privatų gyvenimą, naudojant žvalgybą arba kriminalinę žvalgybą. Ir kokia prezidento misija matyti žmogų ir jo asmeninio gyvenimo apsaugą. Studijos, darbai Niujorke, Tokijuje, Singapūre, Sidnėjuje, Varšuvoje. Žmogus, kuris galės kalbėtis su kitais pasaulio lyderiais 5 kalbomis. Jau vieną argumentą, kuri buvo naudojama 19 metais prezidento kampanijoje, praranda mūsų oponentai. Nebereikės siųsti į salę trolių šiuo klausimu. Ką mes su Vytautu matėme ir jautėme tokios kampanijos metu. Ta patirtis, kuri yra išsilavinimas, tai yra pagrindas. Pirmas žingsnelis. Bet svarbiausia, ką šiandien noriu jūsų visų, kiekvieno čia esančio paprašyti, tai yra mūsų partijos draugas, mūsų partijos kandidatas į prezidentus, mūsų bendruomenės narys. Ką aš įžanginiai kalboje kalbėjau, nuo šiandien mes visi dalyvavome prezidento rinkimuose, visa partija kaip kandidatai. Ir jeigu mes tą suvoksime, padėsime, aš tikrai tikiu, tai nėra mano šiandien tušti žodžiai, kažkokį tai bandyti pagirti mūsų kandidatą, aš šiandien realiai tikiu, kad šitie prezidento rinkimai dar niekas nėra nuspręsta. Jeigu kova bus sąžininga, su skaidriais finansais, be už nugaros stovinčių kažkokių tai interesų turinčių veikėjų ir su mūsų karštom širdim ir parama, Giedrimas gali būti nugalėtojas ir gali būti išrinktas šalies prezidentu. Todėl nuo šiandien prašau jau siūsti į administraciją grafiką, kada pageidaujate apsilankyti mūsų kandidato į prezidentus kol kas į skyrius ir jų bičiulius, o po to rengti viešus susitikimus su gyventojais. Dalyvausiu kartu aš. Padėsime, aš tikiuosi, kad visi ir Seimo nariai mūsų esantis frakcijoje, tarybų nariai, mūsų merai ir mūsų bendruomenės kiekvienas narys, jeigu jis patikės, galbūt ir nusivylęs kažkiek tai po to sprendimų, nes galvoja apie Algirdą, Vytautą, Saulių ar Liną,
bet tai yra mūsų komandinis darbas, mūsų sprendimas. Ir jeigu mes patikėsime, kad tą sprendimą padarėme teisingai, o aš manau, iš visų pusių žiūrint, vertinant visus pliusus, minusus, taktinius dalykus, ilgalaikius perspektyvius, mūsų sprendimas buvo išmintingas, teisingas ir geras, mes tikrai turim šansą. Turim šansą pakelti į kitą politinės kampanijos lygmenį. Įsivaizduokite, jeigu būtų debatai Skvernelis, Nausėda, Šimonytė. Apie ką jie būtų? Ir apie ką jie būtų? Tu toks buvai, tu anoks buvai, tu tą padarėjai, tu ano nepadarėjai. Ten, kur man priekaištus rėžė kažkada, tai kad aš turiu pasitraukti iš premjero pozicijos, nes negaliu dalyvauti rinkimuose. Aš dabar sakyčiau, jūs traukite iš prezidento ir premjero, kurie man sakė, kad tu matai Lietuvą pro automobilio langą, kurį lydytų švyturėlės, dabar dvigubai daugiau švyturėlių važiuoja. Tai va, tas žmogus, jisai gali kalbėti apie ateitį, viziją, apie pokytį, užtikrintą, aišku, suprantamą, bet nesikapstyti praeitie, nesidrapstyti epitetės vienas kito atžvilgių. Ten bus kandidatų, kurie galės tą daryti. Bet mes būskime kitokie. Net ir oponentą kritikuojant reikia mokėti oriai, garbingai ir neįžeidžiant jį kritikuoti. Kad mes nekritikuosime, tiek kandidatas, tiek ir mes kaip politikai, taip nebus. Bet išlaikykim tą politinės kultūros lygį, kurį mums žadėjo naują. Bet po šitų 3 metų dabar jau dugnas matosi, kad žemesnio nėra kur pasiekti. Tai aš džiaugiuosi šituo sprendimu, tvirtai tikiu šiuo žmogum. Vien tai pasakė, ką aš pasakiau jums, kad mesti šiltą, gerai apmokamą darbą, tvirtą situaciją, padėti ir grįžti, dirbti Lietuvai tuo sunkiu metu. Tai irgi daug ką pasako. Dabar padirbėkime visi kartu dėl geresnės Lietuvos. Nežadėkime to, ko negalim padaryti. Bet mes galim pažadėti, kad jeigu išrinksite Giedrimą prezidentu ir patikėsite mums galių tam tikrų Seimo rinkimuose, dalyvaujant, formuojant vyriausybę, mes galim garantuoti, kad prezidento pažadai bus įgyvendinti realiai, be konflikto su vyriausybė ir Seimo dauguma, bet bendradarbiaujant ir ieškant geriausio sprendimo Lietuvai. Dar kartą dėkoju jums visiems, džiaugiuosi ir nuo šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad mes turim geriausią, stipriausią kandidatą į šalies Respublikos prezidento poziciją. Ačiū. O dabar žodis Giedrimui.